Laidos Svajonių sodai konsultantai iš Floros simfonijos Marina ir Karolis Tautkai pas dainininkę Eveliną Sašenko patarė, kaip papuošti pavėsines. Jūs ką tik matėte, kaip kuriama dekoratyvioji zona. Virvele pažymimi želdynų vietos kontūrai, nukasama veja maždaug 4 cm gylyje. Tiesiame geotekstilę, kuri apsaugos nuo piktžolių dygimo ir dažno ravėjimo. Geotekstilėje išpjaunamos skylutės augalams, pagerinama dirva ekologiškomis trąšomis ir sodinami augalai. Marina su Karoliu parinko žydinčias daugiametės gėles, o dekoratyviąją sienelę formuos iš geltonos spalvos tujų. Tačiau pavėsinių želdinimo variantų yra begalė. Ką mums dar patars Marina Tautkuvienė? Tai pirmiausiai viskas priklauso nuo pačios pavėsinės tipo. Labai dabar yra įvairiausių formų, įvairiausių aukščių, įvairiausių spalvų pavėsinių. Ir iš įvairiausių medžiagų jos yra pagamintos, ir iš medžio. Ir gali būti tam tikros geležinės grotelės, ar ne? Taip. Ir taip patgi visų žmonių poreikiai yra vėlgi visiškai skirtingi. Tai vieni nori jo apsiželdinti pavėsinę su vijokliais, kiti nori apsiželdinti vijokliais, kurie duotų ne tik tai žalią sieną, bet kurie ir duotų vaisių, tai galėtų būti ir aktinidijos, ir vynagės, kad jos duotų taip pat ir kažkokią tai naudą. Gebenės gali būti, kurios bus žalias ir žiemą, ir vasarą, bet, jas mėgsta kartais apšalti, tai vienas toks minusas yra. Siūlyčiau naudoti tam skirtas vijokliniams augalams atraminės sieneles. Jeigu norite pavėsines papuošti vijokliniais augalais, specialistai rekomenduoja margalapę aktinidiją, kuri ypač dekoratyviai atrodo. Iš rytų šalių kilęs augalas užauga maždaug iki 10 metrų aukščio. Margalapė aktinidija yra atspari šalčiai, todėl ją galima želdinti ir šiaurinėje pusėje esančius pastatus, taip pat galima želdinti ir užpavėsintose vietose. Itin vertinami aktinidijų vaisiai, kurie sukaupia daug vitamino C. Ypač dekoratyvūs aktinidijų vyriški žiedai. Prie žydėjimą lapų viršūnės ima balti, o sirpstant uogoms parausta. Margalapė aktinidija žydi birželio mėnesį. Kitas vertingas ir dekoratyvus augalas pastatų sienų ar pavėsinių apželdinimui – kidinis citrinvytis, kurio uogos yra budrumo ir žvalumo šaltinis. Kinijoje šio augalo citrinos skonio vaisiai vadinami jaunystės eliksyru, nes šios uogos skatina kepenų ląstelių regeneraciją, mažina cholesterolio kiekį, padeda sutelkti dėmesį ir gerina atmintį. Šis lianinis augalas užauga iki 80 metrų aukščio. Žiedais pasipuošia gegužės birželio mėnesį. Sodindami šiuos lianinius augalus turime pasirūpinti tvirtomis atramomis. Žmonės savo pavėsines apsiželdina vienmetinėmis gėlėmis, vyrančiomis įvairiausiamis. Va, kaip šiandien mes darėme, mes naudojame daugiamečius spygliuočius, tiesiog tai formai įrėminti, kadangi pavėsinė yra pakankamai įdomios formos korė, tai mes tiesiog naudojame vižalės varianą luteskens tujas, taip pat daugiametės žydinčias gėlytės ir vienmečių šiek tiek pamaišėme kalocephalus dėl spalvos, kad žmonės galėtų pasikeisti. Taip pat Evelina ir jos tėveliai labai gražiai yra vazonus pasisadinę tų vienmečių gėlyčių. Tiesiog taip, aš esu labai už tai, kad vienmetės gėlės irgi yra labai gražu ir vazonuose jos pavėsinėse tikrai labai tinka. Tai tų variantų gali būti begalės daug, gali būti ir vižaliai augalai, gali būti jie maišyti su žydinčiais augalais, gali būti vien tik tai žydintys augalai. Dar vienas pasiūlymas praktiškus augalus mėgstantiems žiūrovams. Ne tik dekoratyvūs, bet ir duodantis vertingų uogų yra šilauogės šaltalankiai. Gali būti net ir serbentai, iš kurių galbūt įspūdingiausias auksuotasis serbentas, išsiskiriantis aromatingai žiedais pavasarį ir dekoratyviomis ir delikatesinio skonio uogomis vasarą. Pavėsines galima papuošti ir pavieniais dekoratyviniais augalais, koloninėmis obelimis ar triskiaučių migdolų. Evelinai buvome paruošę keletą vizualizacijų projektų šios pavėsinės apželdinimo dekoratyviai zonai. Buvome paruošę ir su vijokliniais augalais, ir vien tik su spygliuočiais, vien tik tai su žydinčiais augalais.
bet priėmė tokios bendros nuomonės, kad spygliuočiai su daugiamečiais žydinčiais augalais neaukštais tiktų čia labiausiai, kadangi arkos ir langai yra pakankamai gražus, užuolaidos, tai mes tengiamės prisiderinti prie esamos aplinkos, prie esamos stiliaus, kad tiesiog nestatyti čia jokių atraminių senelių, nesodinti vijoklinių augalų, kurie uždengs saulę ir tos gražias užuolaidas, kurios dabar čia yra. Želdynų dizainerė Marina Tautkuvienė sukūrė štai tokias vizualizacijas pasiūlymus, kaip galėtume papuošti dainininkės Evelinos Sašenko pavėsinę. Marina siūlo rinktis lavandas, kurios yra daugiametės, mėgsta pralaidžią dirvą ir žydi iki pat šalnų. Gražių taisyklingų formų armerijas, kurios žydi visą vasarą rožinė spalva. Nauja mada dekoratyvinių augalų pasaulyje didžiažiedės hortenzijos, kurioms reikalinga rūgšti dirva. Jos įspūdingai žydi iki pat šalnų. Vijoklinės raganės – dar vienas sprendimas norintiems laipiojančių augalų. Prie pavėsinių Floros simfonijos želdynų dizaineriai siūlo sodinti lapuočių ar spygliuočių krūmelių, formuotus buksmedžius apvalios formos, pušis mops, taip pat tujas, kurioms galima suteikti norimą formą. Marinos ir Karolio parinktų augalų kolekcija jau pasodinta ir formuojama tujų sienelė. Kaip ją sukurti? Reikėtų sodinti 3, 4 ar daugiau tujų mažais atstumais, kad jos sukurtų dailią sienelę. Vėliau jas reikėtų formuoti, patrumpinti šonus ir viršų ir kurti tokio aukščio ir tokio pločio sienelės, kokių pageidautume. Tujų sienelės galime kurti ne tik prie pat pavėsinės. Jomis galime puošti dekoratyviasias zonas, įrėminti, derinti prie poilsio zonos. Štai šioje nuotraukoje matyti, kaip Marina ir Karolis šią idėją pritaikė viename iš želdynų projektų, derindami tujų sienelę su viržiais ir baltų akmenėlių dekoravimu. Pas dainininkę Eveliną Sašenko želdynų papuošimui bus naudojamas naujas mulčas. Tai yra durpinės kilmės organinis mulčas, tiesiog maišytas jisai šiek tiek yra su durpėm. Tiesiog funkcija tai yra labai panaši, kad išlaiko dirvoje ilgiau drėgmę ir apsaugo nuo temperatūros svyravimų, tiesiog dirvožemį. Tai... Bet spalva jo išlieka tokia visada, ar ne? Jis toks bus tamsiai rudas. Taip. Tamsiai juodas. Tamsiai juodas netgi. Šiek tiek laikų bėgant gal pašviesės, bet to daug natūralių organinės kilmės mineralų, visokių naudingų įsiskverbia palengvėlę į dirvą nuo jo. Taip kad ganėtinai naudingas ir dekoratyvus daiktas. O dabar sakykit, ar jisai sunkus, reikia tiesiog patikrinti ir ar jį neišpūs? Kol kas jis labai šlapės. Nėra tokio pavojaus. Belaistant augaliukus, tai priklauso nuo vėjo, aišku, bet belaistant augaliukus biškį paliet galima, jis labai gerai sugeria drėgmę ir palaiko ją. Dėl to ir tą dekoratyvią zoną mes darėm šiek tiek žemiau negu beje, kad šiek tiek nebūtų, ta prasme, to iškilimo. Vėjo draikomų dekoratyvių medžiagų. Tai ir kaip jums tas mulčas? Norim tik tai paklaust, o kaip po metų bus? Kaip ir kiekvienas mulčas, be abejo, jis gali papūti šiek tiek, reiktų tiesiog jį paskvarbyti šiek tiek ir galbūt reikės kažkiek tai atnaujinti, ta prasme, tai be abejo. Tai čia kaip ir su kiekvienu mulčiu tikriausiai tai bus. Tai yra iš tikrųjų naujovė, mes irgi neseniai pradėjom jį naudoti, tai tiesiog bus aišku po metų, manau. Padarysim čia pas jūs bandomąjį ūkį. Bet smagu, kad tokios spalvos grinai panašios į žemę. Jo. Ir nesiskiria. Atrodys, kad tai yra žemė, o iš tiesų yra mulčas. Pravietas, darželis. Jo. Ir patys augalai, manau, ir olaskelės, ir fleksiukai, ir kalocephalus labai gerai išsiskiria tiesiog šitoj dekoratyviai zonai ir šitam mulčia. Labai geras kontrastas, manau. Tikimės, kad želdynų dizainerių Marinos ir Karolio Tautkų patarimai, kaip papuošti pavėsines, jums tikrai pravers ir sėkmingai juos panaudosite.
Va, ten pasėjom, liko neuždaryti. Kas čia darosi? Kas taip daro? Va. Tai neaiškink. Tai kas? Toliau mūsų laidoje matysite, kaip atnaujinti dekoratyviasias zonas. O dabar informacija visiems, kurie laukia mūsų laidos konsultantų savo sodose ir sodybose. Aktyviai dalyvaukite mūsų konkurse. Kviečiame dalyvauti laidos Svajonių sodai konkurse ir išrinkti ūkiškiausią laidos herojų. Daiva Rudokaitė, Sandra Daukšaitė, Gintaras ir Donata Rinkevičiai, Vaiva Mainelytė, Liudas Mikalauskas, Kristupas Krivickas, Aleksandras Ivanauskas, Deivis ir Renata Norvilai, Lina Rastokaitė ir Džiugas Eurusaitis, Violeta Mičiulienė, Naglis Šulija, Laima ir Dalius Mertinai, Kristina Andrejauskaitė ir Gediminas Girdvainis, Saulius Balandis, Karina ir Saulius Kambinai, Donalda Meiželytė, Arūnas Storpirštis, Aušra Štukytė, Vaida Genytė, Evelina Sašenko, Inga Norkutė ir Aurimas Žvinys, Aldona Bendoriūtė ir Nerijus Gadliauskas. Išrinktas laidos herojus nutars, kam iš jūsų atiteks dovana, sodas ir apželdinimas. Laukiame laiškų su jūsų aplinkos nuotraukomis elektroniniu paštu. Konkurso draugas Zapyškio medelynas Kika Flora. Naujausios augalų mados jūsų aplinkai.